Jonavos bibliotekai 85. Kas man yra biblioteka? Neatsitiktinai sėdžiu prie gobeleninio paveikslo, kurioje pavaizduotos knygos. Visais amžiais žmonėms knyga buvo nepaprastai svarbi. Prisimenu tokį posakį, kad gražiausias makijažas moteriai yra perskaitytos knygos. Jeigu perfrazuoti, tai iš tikrųjų biblioteka, knygos yra tos degančios akys žinių, tos degančios akys noro daugiau sužinoti. Ir tai yra žinių šaltinis, tai yra siekiamybės, svajonių šaltinis, mokslo šaltinis. Biblioteka tikrai mano širdyje. Jeigu tokį, sakytume, palyginimą, jeigu sulyginti bibliotekininką, nors mano gyvenime aš nesu sutikusi bibliotekininkų, tik jasės, tad jeigu sulyginti su gyvūnu, koks tai turėtų gyvūnas būti? Gal jūs juoksitės, bet aš pasakysiu, kad tai galėtų būti naminis sarginis šuo, kuris saugo turtą, saugo savo namus, bet palankiem žmonėm, tiem, kurie ateina kaip į namus į biblioteką, tie, kurie skaito, yra nepaprastai nuoširdūs, labai priimantis. Dar galėčiau palyginti su pelėda, nes pelėda tai žinių, mokslo šaltinis. O jeigu lyginti su augalu, tai ilgai galvojau, bet turbūt tokio vieno augalo nėra, galbūt gėlių, tokių lauko gėlių puokštė, kurioje yra visos spalvos, arba dar stipriau būtų pasakyti giria, kurioje ir ąžuolas, kaip ir ta tokia klasikinė literatūra, galėtų būti ir drebulėlė, kuri galėtų tiesiog simbolizuoti ir komedijinį žanrą bibliotekoje. Galėtų būti ir beržas, kuris mums irgi daug asociacijų kelia, jeigu jas lyginti su herojais, jeigu lyginti su knygomis. Ar lankausi bibliotekoje? Dar kiek lankausi, bet dažniausiai lankausi kaip renginių tokia kviestinis svečias. Ir labai džiaugiuosi, kad bibliotekos tokios aktyvios, kad taip dažnai kviečia ir begaliniai esu dėkinga visiems skaitytojams, visiems žiūrovai, kurie taip gausiai susirenka į tos mano pasirodymus. Čia netgi ir kaip palinkėjimas galėtų skambėti, kad bibliotekoje ne tik atsirastų kuo daugiau naujų knygų, kuo daugiau skaitytojų, bet kad ir visa ta tokia technologinė pusė labai augtų, nes kiek žinia tikrai yra kompiuterinės klasės įrengtos ir įvairiausių pobūdžių darbai vyksta bibliotekose. Tai labai palinkėčiau, kad tų susitikimų, nes gyvas susitikimas su rašytojais, gyvas susitikimas su aktoriais, režisieriais, turbūt yra pats vertingiausias, o jeigu dar tai yra patalpinta į knygas, tai yra ir tęstinė vertė. Tad palinkėjimas būtų būtent toks. Ir žinoma, Jonavos bibliotekai, ko labiausiai norėčiau palinkėti, arba sakyčiau, ką norėčiau keisti, jūsų bibliotekoje nenorėčiau nieko keisti. Kiek esu apsilankiusi, visada jausdavausi kaip namuose. Kaip ir štai šitoje aplinkoje. Ir paveikslai, ir prisėdimui jaukus foteliukai, sofutės. O svarbiausia, tas kolektyvas, tie žmonės, kurie tave sutinka. Tikrai sutinka ir įtraukia tave kaip į šeimą. Todėl tiesiog sakyčiau, kad daugiau būtų tokių bibliotekų. Ir dar kas man labai smagu, kad aš matau visoje Lietuvoje, įvažiuoji į bet kokį miestą. Ir ko gero gražiausias pastatas yra biblioteka. Ir labai smagu, kad bibliotekos gražėja, kad viduje viskas tiesiog akise auga.
akise plečiasi tiek knygų prasme, tiek lankomumo prasme. Todėl ir toliau nesustoti, skaitykit, lankykitės, o aš stengsiuosi kiek įmanoma daugiau pas jūs apsilankyti. Sveikinu.